Turim kompiuterį, kurį šiandieną statysim pačiam maestro vedėjui. Sveiki, L2 Republic čia ir Žentelio kanalą. Šio epizodo rėmėjas Klaviatūros Shop. Jeigu tau reikia klaviatūros, kuri būtų ir kokybiška, ir graži, o galbūt ir kilimėlio spalvotų, kurie jau turi begalę, tai Klaviatūros Shop tai yra ta vieta, į kurią tu privalai tiesiog nueiti. Tai turim kompiuterį. Lievą surinkau pirmą praeitą kartą, paraiščią kabėjo, tai reikia kito. O jeigu rimtai, tai kam tau kompiuterio reikia kito? Antrai pusė man reikia kompiuterio. Ir tau kartais pastreamint. Ir kartais, kad galėčiau kažkur jį įsidėti, persivežti ir iš ten pastreamint. Nes tavo šiaip didžiulis. Sunku net pakelti iš tikrųjų. Labai norėjai, tai čia turbūt dydis yra pagrindinė jo specifikacija. Jūs pažiūrėkite aušinimą. Turbūt bus palyginimas su praeito mano kompiuterio dėjimu ir kiek daug užėmė. Mes, man atrodo, visko net neišdėjom ant stalo, nes negalėjo kamerą paimti. Tai kontrastui labai įdomu, kiek viskas bus sumažinta su šito. Matai, kad mums ir su šito kompiuteriu nesisektų, laiko prasme mums vis tiek geriau seksis negu praeitą kartą. O jo. Parą laiko buvo. Ne, tu prabuvai 20-30 valandų pas mane. Jo. Tai nuimam laiką, mes turim po pirmos 20 ir pradėkim link kompiuterį. Kol aš rinksiu, tada papasakosiu kaip kas kur, tu gali tada žinai ką padaryti. Tu padėsi man. Nenori padėti. Kaip, neatvažiavau dirbti, bet jeigu reikės pagalbos. Aš tau duočiau pačius sunkiausius darbus, ta prasme. Įdėt procesorių. Išpakuok tiesiog. Išpakuok korpusą ir viskas. Tai va, išpakuok korpusą. Unboxingas labai gerai. Išpakuok maitinimo bloką. ASMR nereikia padaryti. ASMR? Nu, davai. Man keistai tu pjauni tą. Sandėliai pradeduri dėžę iš krašto ir kitos pusės nereikia pjauti, nes šitą iškirpsim. Kažkaip taip. Gerai, kaip išimi daiktą parodyk, kaip dėžė. Okay. Tai aš daryčiau šitą. Gerai. Aš jau galvoju. Praėjau testą? Taip. Labai gerai. Tai trumpai apie komponentus. Z790 pagrindinė plokštė su DDR5 ramais, 3000 DDR4 ramų greitis, sakau, 6000 MHz greitis, DDR5, RAM 2 GB ramų ir 512-600K procesorius RTX 4070, Noctua aušinimas, 800 Wh maitekas ir panašiai. Tai daugelis klaus, o kodėl 12 kartos ir 5? O todėl, kad kompiuteris žmonai, tai greičiausiai tas kompiuteris nebus ypatingai daug naudojamas, o jeigu jisai norės įsidėti ir jom kažko pritrūks galios ar panašiai, galės tai padaryti jau ne tik su 13 karta, bet ir su 14 greitai pasirodančia Intelio karta, nes palaikys visas šitas platformą. Tai kodėl atsirėmėt būtent šito korpuso? Aišku, mes tarėmės, bet tau šitas korpusas užkliuvo pačiam. Tai nebuvo mano pasiūlymas, tai papasakok žmonėm, kodėl. Turbūt, nes reikėjo baltos spalvos. Ir Cooler Master turėjo daugiau spalvų pasiūlymų negu kiti ir turėjo būtent baltą. Ir pati forma man kažkaip jinai labai patiko, nes jeigu neklystu, tu dar siūlei ten tokį kubiką, paskui siūliai NZXT dar buvo variantas, tas toksai stačiakampis viršų einantis, tai nežinau, šitas atrodo toksai, aš įsivaizduoju, kad jį galėčiau įsidėti į lagaminą ir jisai tiesiog labai gerai atitiktų visus kampus ir būtų lengvai jį pervežti. Taip, tikrai. Klausimas, kiek tu iš tikrųjų realybėje važiuosi, bet vis tiek smagu visada matyti. Per 2 metus. Tikrai. Ir tu tą vieną kartą džiaugsies, kad tu ne tą dičkį tampais. Jo, ir aš norėjau šito korpuso su stiklu, jeigu neklystu, ir čia jis yra viduje. Taip. Pagyvensim, pamatysim. Labai gerai žinot, kai užtikrintas yra kompiuterio dėjėjas, galima tai vadinti kompiuterio dėjėjų. Geriau mane dizaineriu vadinti, nes tokio nėra, žinai, negali būti už mane blogesnis, nes aš vienintelis. Aš tam antiek pasitikiu, kad tikiuosi, kad per 2 dienas šiandien viską padarysiu. Aš savim pats nepasitikiu, tai žinok. Jo, čia yra stiklas. Tai. Dabar žinojau. Okay. Pisti ir sudūšta. bet, šiaip kas man patinka, nėra tuščia šonas. Tai prasme, jeigu sudūštas stiklas, tu vis tiek gali naudoti korpusą. Taip. Bet nebūtų, ta prasme, daug laimės. Geriau. Parodyk aušinimą, pažiūrėk, koks aušinimas. Ne, aš tai stiklą noriu. O, wow, okei.
Nuoktuo. Va šitą lipduką tai galima klijuoti, va šitą. Nežinau. O bus, daugiau lipdukų? Ne. Bus Intel lipduką? Išmečiau, reikia? Ne, nereikia tau tų lipdukų. O tu dėžučių tau reikia? Tai aišku. Ai, tu jau iš šiukšliadėžį įmetai. Aš turiu tokių dėžučių čia pas save pasislėpęs, jeigu kažkam prireikia. Niekam jų nereikia. Aš dar norėjau prieš pradėdamas dėti kompą tau sakyti, gali visas dėžutės gražiai sudėti, nes man patinka rinkti visas dėžutės kompą, aš noriu jas turėti su savim namuose. Gerai. Ir jos jau šiukšliadėžį. Tai nes nepasakėjai, ką žinau, ta prasme, čia kai tenka dažnai rinkti kompus, aš nemėgstu betvarkės. Bet nedaug kas nori. Daužys stiklus, ne, tikrai nedaug kas nori. Kodėl tai buvai tai padėjęs? Kaip? Kodėl tai buvai tai padėjęs? Nežinau. Šiaip reikia papasakoti ir žmonėm, kad aš esu ką tik atskridęs, nusileidęs iš užsienio. Važiavau iš Vilniaus oro uosto čia į Kauną pas žentelį. Esu miegojęs 1,5 valandos Rainiero kėdėj. Tai vat, aš dabar net nežinau, koks kitas sakinys bus. Vat ant tiek turiu energijos ir tiek esu išsimiegojęs. Gut. Šitas vat. Čia nusiemu. Labai nepatinka tas atplėšimo garsas. 100% tai. Tai aš tai savim nepasitikiu, bet aš išmoksiu, aš žinosiu, ką čia reikia daryti. Palauk. Tiesiog išsistumė? Ja. Ok. O šitą dėžutę? Per kur? Per čia. Čia jau teks ir palaužyti jaučiu. Neišvengiamai. Prie savo preaplaintos termopastos. Pats turi. Traiškit. Ai, jie prideda visą... Pažiūrim. Galiu nulupti? Prašom. Nu, žinai, gal tau reikia originalios irgi po to. Pažiūrėsim, kuriam laikui. Tuo tokia tiek daug plastiko panaudoja dėl 2 kartų. Dėl lašo. Tai tikrai pykstu ant jų už gamtos nesaugimą. Dipkulis, pavyzdžiui, tokius mažiukus maišelius įdeda ir viskas. Per čia. Pabandyk. Įdomu, aš nebenoriu tau įdomumo gadinti. Supratau. O šitas nusiema? Jo. Bet turiu tik tai statyti gerai. Aš nesu nei kartą kompiuterio rinkęs 2 dienas. Čia tik šiaip noriu paminėti. Ok. Ok. Dėžutę reikės palaužyti. Nu, žiūrėk. Dabar aš jau iš principo noriu 2 dienas kompą rinkti dar ilgiau, žinai, bent jau pasiekiu tą lygį, ne, kur jau... Nu, jau biškiau įsijauti, Karolį įsijauti. Bet šiaip vieną geriausių, va, tai publikai papasakojus, turbūt vieną įdomiausių dienų, neskaitant to, kad pradžioj per Velykas jam nutiko problemos, kurias reikėjo tvarkyti, galų gale. Ne kompo problema buvo Twitch'o. Jo, ne Twitch'o, Streamlabs'o buvo problema ten. Žodžiu, gerą kompą, kuris mums tuo metu atrodė, kad tai yra blogas, reikėjo pakeisti. Jisai nusprendė kompą užsisakyti labai greitai. Ko pasekoje turėjau 2 dienas pasiruošti, ar 1 dieną, man atrodo. Kad, žodžiu, tiesiog padariau užsakymą klaidų ir mes čia labai gerai padarėm renginuką. Turėjom, aišku, daug problemų, bet vakare padarėm va tą, kaip jau vadinti? Šaumačą? Šaumačą, va. Jo. Iš tokio sunkaus ir alinančio dalyko gavosi labai daug gero turinio iš tikrųjų. Taip. Vis tiek, žinai, aš tik esu girdėjęs, kad tu esi rinkęs kompus, bet actual aš nieko nemačiau, tai norėčiau pamatyti, kaip tu... Šiaip nesu nei vieno kompo vieną surinkęs. Čia irgi gal tą reikėtų paminėti, nes mano antra pusė realiai ten gal daugiau nei 50% prisidėdavo, kad tą kompą surinkti. Aš prieš tai galvojau, kad tu herojus, bet dabar matau, kad tu dar... Aš gerai apsimetinėt moku. Iš 2 komponentų 2 nukrito. Ne, šitas nenukrito. Spėjau pagal... Ok. Jo, tai... Nu, įsivaizduokit, normalus maitinimo blokas maždaug kaip Karolio galva, tai prisidėk prie galvos. Nedidelė galva, ne tokia visai. Kiaurymė. Didelė? Ne, nu panašiai, bet šiaip žiauriai mažas korpusas.
Ne. Palauk, kodėl aš tikrai. dviem atsuktuvais sukau. Aš šiaip nesu matęs realiai čiupinėjęs tokio dydžio. Jis mielas, jį norisi apkabinti ir bet iš tikrųjų, teisingai, sakai, jisai laikai ranką ir jį nori dar paturėti. Nes tie visi... Tai jis mano mano Corsairo, nu tai aš nežinau, ten gali... Jis buvo kokius 6-8 kartus didesnis, nes jeigu... Ne, pala. 1, 2, 3, 6, 5 kartus. Ja. Ten realiai galėtum savo namus visus išlaikyti. Išlaikyti. Ne. Nu jo, nes iki virdulio. Kam jisai yra? Šitas... Nes aš jaučiu, kad ne taip supratau. Šitas panašus dalykas būna korpusuose, prie kurio prisegi SATA SSD. Ai, ne, tai čia, nu, tai bet ne, čia man to Maitekui skirta. Palauk. Jo, Maitekui. Tiesiog gal ne... Ar buvo išjungta, aš sakau žentelį, kad turiu nuojautą, kad šitas kompas bus greičiausiai sudėtas kompas per žentelio istoriją. Bet jisai sakė, kad per 15 minučių yra kompas sudėjęs. Tai sakau, nu, okei, tada šitas bus kompas greičiausiai surinktas, kai žentelis įdėjo su svečiu. Jo, bet tu prieš 5 minutės sakei, kad tu 1,5 valandos mėgos ir tavo pojūčiai netinka. Aš bijau dėl tos nuojautos, nes po to mes neišvažiuosim, supranti. Nelabai adekvačiai sakai. Dabar jau mes turėsim lounge 3 mėgotų ir aš ir tavo žmona, aš nenoriu šitą. Nu jo, čia jau negeri dalykai būtų. Tai va, tai davai renkam. Ne, bet tikimės geriausia. Pamatys. Tai jau mes renkam 20 minučių. Tai čia... Bet gerai. Bet jau kiek padarėm? Ta prasme, afigenai atrodo. Tu pažiūrėk, jau išlupta, čia jau viskas sudėta, čia jau 2 varžtai atsukti. Bet jam nes jis nėra toks entuziastas, kaip aš pažiūrėjau, jo, surinkta. Nu, tai kas yra kompiuterio entuziastai, nu jūs pasižiūrėkit, kaip tas aparatas atrodo. Aišku, birolą gal kokį dar reikia. Šaldytuvo lentynėlės įdėjau majonezą. Nu, majonezą įdėjau, man įdomu. Nu. Ir, tai įsivaizduok, taip užsidarė durelės su lik viršum, nu ten realiai aš nežinau, tu siūlo neprakištum. Tai vat šitas taip atrodo, šitą matinę plokštę. Kaip majonezas? Ne, nu tarsi, taip viskas vietoj sueina. Ai, okei. Man biškai sunku dėstyti mintis, tu turi mane, nu, turėsi pasistengti, kad mane suprastų. Ne kaip majonezas, gerai, tas gerai, aš turiu tiek. SSD čia, žinai? 2. Kur pirmas? Okei. Nu, pirmas. Nu gerai, nu tai čia. Čia vaizdo plokštė deda. Iškirpst. Nu, tai kur dedas SSD? Tik primins 1,5 valandos miego. Gerai, dabar rimtai. Tai... SSD M2, nu. Nu tai čia. O kur antras? Tai gal po juo bus. Po juo. Gal čia yra sumuštinis padarytas. Ne? Gal. O tu šiaip pat žinai, ar čia dabar testuoji? Žinau, bet dar vienas yra labai kietoj vietoj. Kietoj vietoj. Gerai, minutę duok, šiam sekundžių nuėjimu. Vienas. Aš nežinau, kaip paimti, kad... Prašau. Medai? Kiek užtrukau? 20 sekundžių. Nu, tai. Viską jinai turi. Eik tu savo. Super. Vėlgi buvo išjungta kamera, aš sakiau operatoriui, kad, žinok, man atrodo, aš tau atvešiu pasirašytą tą Corsairo korpuso kompą. Nu, kaip sakyt, parduosim ir tokią antrą padarysim. Šiaip, čia filmuoja dabar, ne? Istorija geras ta kompa buvo. Mėnesį žmogus, nu papasakok, iki tol, kol pas mane kompas. Apie korpusą kalbant, ne? Ne, apie tavo senąjį kompą, jo. Apie senąjį. Užvesk mane labiau. Pirmą pasirašytą tavo kompiuterį. Aš atsiųsiu paskui tą nuotrauką, aš esu padaręs, tu gal Messenger atrasi. Tai žodžiu, istorija buvo tokia. Aš negalėjau parduoti savo kompo kokius 2-3 mėnesius. Ir tada sakau, nu žentelį, padėk man parduoti mano kompą. Prieš statant šitą. Jisai sako, pasirašyk ant korpuso. Okei, galvoju. Nusipirkau markerį auksinį ant balto korpuso irgi. Ir paprašiau savo antrosios pusės, kad jinai parašytų. Nu, aišku, kad raštas gražesnis. Pavardė tavo tinka. Jo. Ir jinai pradėjo rašyti L2 Republic visas tas raides. Ir jai liko paskutinė raidė, nu, kuri ir taip aišku yra C. Ja. Ir aš nežinau, kas jai susišvietė, bet jinai parašė ne L2 Republic, o parašė L2 Republis. S gale. Ir
Man iš tikrųjų tuo metu, aš nemeluosiu, man viskas taip sukilo, atrodo Benos ant kaktos iššoko, bet viskas labai greitai sprendė, tiesiog reikėjo nagų šito acetono nusipirkti ir viskas tiesiog su vienu nuvalymu nuėjo. Tai jo, yra foto padaryta. Tai dar, tu sakai, kad iki to laiko pats, aš tau pasiūliau tą, savo pagalbą dar prieš tai. Ir sakiau, aš pats, no problem. Bet jo, aš kiek laiko pardavinėjai? 2 mėnesius. Tai vat daug žmonių, kurie atvaro pas mane kompus, parduoda greitai, o patys savo jėgom sunkiai. Tai 2 mėnesius. Jo. Nežinau, ką tu darai, su kuo, kam tu kažką, atlikinėjai kokius ten pratimus, bet, tu moki, kaip sakyti, išsisuks su šito reikalu. Tikrai galiu patvirtinti. Nesu aš toks greitas. Okay. Nepatikrinti. Geriau nereikia, bet žodžiu, jo, pardavėmės jį per laivą, bet gavos taip, kad iš tikrųjų dalinai nuėjo, parsidavės greitai dėl to, kad žmonėm parodžiau skelbių kainas, kurios buvo didesnės negu tavo kompiuterio vertė. Tai A, kompiuterio vertė gera, B, čia yra tavo kompiuteris. Ir, atsirado vienas, galiu vadinti perikūpų, nes vaikinas net nuo pradžių neslėpė, kad jisai perparduos brangiau. Man šiek tiek sukilo nervas. Kad pats negali pasinaudoti tą progą. Ir šiaip, ta prasme, nes tikrai daug tėvų skambino, kur vaikai maldavo, pavyzdžiui, ten ir aš negalėjau parduoti, nes kažkas. O tai kodėl tie vaikai nemaldavo, kai aš pardavinėjau? Tu nebuvai parašęs, kad ten tavo. Ok. Taip. Kiek eterio buvo išmaininta su ja? Eterio? Taip. Palauk, o 4 karta buvo kol eterim? Aš manau, jau dabar oficialiai neegzistuoja naujų plokščių pirkimai. Nebeveikia taip, ne? Eteris nebesikasa jau su vaizduškiam. Aš nieko apie tai nežinau, tai šiaip kaip paklausiu. Norėjau prigauti, žinai. Prigauti. Šiaip dabar aš gan sėkmingai tokiom plokščiam prekiauju, žinai dėl ko? Atskleis savo paslaptį. Tai čia jokia paslaptis. Daugelis Lietuvoje žmonių, kurie investavo į kriptovaliutas, nebuvo labai geri investuotojai. Jie pradėjo ten investuoti tada, kai jau ta kripto banga atslūgo, nusipirktos plokščias padirbo arba iš vis nepadirbo ir po kelių mėnesių, kai pats buvo pirkimo bumas, kriptovaliutos kaina krito, elektros kaina pradėjo kilti ir staiga tie pelną nešantis aparatai pasidarė visiškai ne tik, kad tik elektras srebia ir taip normaliai srebia. Ir į rinką labai papuolė daug naujų plokščių. Tai šiai dienai, pavyzdžiui, žmogus, pas mus komandai nėra ne vienas žmogus, kuris būtų turėjęs naują vaizdo plokščią. Kuris naudoja. O gerai, dabar jeigu galima išgauti tavo nuoširdžios informacijos, kiek susidūrė su gedimais? Vaizdo plokščių? Ar maininto ar apskritai? Jo, kalbu apie tas mainintas. Nėra procentas didesnis. Okay. Vėlgi. Aš kalbu už save, nes pas mane, tarkim, atvyksta vaizdo plokštė, mes jį išsiardom, mes pasižiūrim, kaip jo situacija, mes atliekam testus. Aš buvo tokių papuolę, kur aš matau, kad jinai gali bet kada nusprogti. Tai per mane parduodamas vaizdo plokštės, aš duodu, pavyzdžiui, daugiausiai Lietuvoje 9 mėnesius. Žiūrint bendrąją prasme, jos vis tiek normaliai tarnauja. Ta prasme, tai jau Lainusas per savo video išsamiais testais įrodė, kad čia yra labiau burbulas skirtas marketinginiais tikslais. Pasikelt naujų plokščių pardavimus, sakant, kad senos blogus. Atsakingas momentas. Tu irgi darai su šituo lipduku, va taip va. Kai jisai neliptų paskui. Aš nedarau, aš jį išmetu. Paprašiau. Paprašiau. Blemba, kaip jinai gerai atrodo, žinok. Parodyk. Tai aš nebenoriu savo 3.0.8.0 tos nuobodžios tokios. Aš tokias, pas mane tokios, kai pas tave Tram 8 atkeliavo, mano kolektyvas pusę pas save įsigraipstė, man sumokėjo. Tavo plokščiai yra labai gera. Labai gera. Nedrįsk ant MSA-mus varyti. Okay. Nedrįsk. Aš manau, netilpsiu tada dar vaizdo plokščiai tą korpusą. Tai netilpa. Juokauju. Buvo padaryta analizė, buvo viskas paskaičiuota. Pažiūrėk, kaip publikai biškelę parodys. Kaip sakoma, aš išspoilinsiu. Aš tu garantuoju, aš kai grįšiu namo, aš savo kompo nebejungsiu. Mano kompas eis į apačią, prie durų. Išjungsiu ir kompą ir žmoną. Ne, šito nesakiau, čia tu pasakei. Aš neturiu žmonos, tai man.
Man labai patinka, žinok, šitas visas dalykas. Aš tau sakau, va, tą dėžutę. Jo. Taip. O nuplėši šitą? Ne, taigi tau palikau. O tai nebus ten, kad kažkur klius? Kur klius? Nežinau, ten. Niekas neklius. Okay. Tai tu tik neužmontuok, kad aš paskui nepasieksiu. Peilių, tas tokių komponentų iš tikrųjų, tai šiek tiek kažko ir pats išmoksiu šiandien. Kur stadijoje esam? Stadijoje? Nu, aš dar blaivas. O šiaip, jeigu... Galim bandyti pažiūrėti, ar kompas... Galim nuplėšinėti jau? Ne. Pirmiausia, mes norim pažiūrėti, ar mes matom vaizdą kažkokį. Kompą, ar jis įsijungia. Tai mes jau visus pagrindinius laidus sujungiam, mums belieka tiesiog ištraukti po vieną laidelį. Gerai, ištraukti kitą laidelį. Ar šitas procesas... Garso. Pasijungia, turim rekordą. Nu, bet tai ką mes traktuojam? No signal. Ir kažkas už durų irgi švenčia. Geras timingas. Nu, puikiai. Tai pažiūrim, ką galėtume pasidaryti. Vis tiek, ne? Taip. Gal pasidarom, pasižiūrim, įsirašom minusus, iš čia į galą įkišim. Žinoma. Tai mes dabar ką padarom? Mes padarom galutinį sutvarkymą. Ne? Publikai va dabar parinkus kompą mes galim turbūt parodyti, kaip mums sekėsi rinkti pavasarį tą kompiuterį. Tai gero žiūrėjimo. Na biški. O kodėl? Aušintuvą, pasižiūrėkit termopastą. Tu pats Klaipėdoj? Jo. Nu va, o aš Kretingoj. Tai jeigu kažkas, kažkur dar šiandien mes galim ir pasimatyti. O tai gal kontentą nori prasukti? Let's go. Nu tai va, tai... Čia 20 kilų, nu... Okei. Buvo, kai tas kompas neveikia. Tarsi tik pradeda strikti iš karto, prakitas ir up. Kaip iš to, kad 4 vaikinai negali juos sukti. Su kuo tu juos sukai? Draugai daviau. Labai sunku paskaičiuoti, dabar palikim taip kaip yra ir dar nežinom, kiek striksim. Tai galim tiesioginę transliaciją šiuo metu, kuri vyksta 12 dieną. Ir iš gan toli... Aš atsakomybę prisiemu savo, užsakiau nebaltą aušinimą. Publika. Įprastai. Man reikia sužinoti, kada jis gauna, kada anksčiausiai rytoj jis gali padaryti, kiek mums dar reiktų čia būti. Ir man atrodo, Karoli, ką tik štuką kažkas įmetė. Ką darom? Man atrodo, mes papūsim. Kad buvo labai. Čia buvo klausimas, ar likt ar ne? Žiūrėk, žmogui oda purvo pakrūpas. O bet šiaip iš oro štuką, ar čia buvo klausimas? Tipo, likt, įmeskit štuką, liksiu, ar tiesiog random? Tiesiog random. Maestro, muzika. Čia reklama. Šitas tai neveikia, ar tu neprijungęs tam? Nu, šviesa. Dabar žiūriu. Buvau atjungęs, va aš. Kamera. Čia bus mano kamera su batoninė. Ir vat 5v5. 2-4 ir dar man atrodo nelabai turi ginklą, ne? Ne, abu su pistoletais. Nu, išskaičiuom iš viso kiek turim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panašiai. Nu, čia mėgojam. Čia mėgojate, ne? Eina savo skautai. Žiūrėk. Nebereiks čia sugrįžti su tokiamis užduotimis ir viskas buvo gerai, per mažai miego. Ir kaip visada per mažai laiko. Čia viskas buvo gerai. Nu ką, dedam stikliuką ir kviečiam ponę. 3. Jo. Ir pati nuplėš langelį. Langelį. Gyvybės.
Nu nežinau, man be stiklo. Geriau atrodo visada. Su stiklu? Be stiklo. Be stiklo? Jo, aš visada fotinu tik be stiklo. Ne. Ai, turiu minį, Okay. supratau. Nu tai jaučiu kviečiam. Tai pala, mikrofoną pirmą. Koks mažas? Tai kai jinai sakė. Bet čia gerai mažas ar blogai mažas? Katinėlis netilps ant viršaus. Tilps. Katinėlis. Katės telpa dar ne tokias vietas. Nu, nori šitą padaryti? Noriu. Tai prašom, griebk už krašto. Oi, su nagais gerai, ne taip kaip su mano. Lietai pasimėgaujant. Te laikyk. Te laikau. Labai gerai. Yes. Super? Super. Tiks? Gerai. Ai, ne. Gerai. Nu, svarbu, kad jisai norėtų tą kampą, o man šiandien sako, aš jau norėsiu. Smagu. Aišku, pirmoje vietoje, nes daug greičiau viskas įvyko, nors ir buvo pora dalykų. Bet sužinojau dalykų, kurių niekada nebūčiau turbūt atradęs, atkapstas, jeigu pats būčiau statęs. O jo, jeigu nuimant šitą rekordą pagerinam ar taip. Netgi visą parą pagerinam. Visą parą pagerinam. Bus įdomu, aišku, namie išbandyti, kaip jisai atrodo ant stalo. Įsikomponuoja į kambarį. Man būtinai nuotraukėlės. Būtinai, jo. Ir galėsi gal savo praeitą kompą ir dabar šalia būtinai. Tai jo, vizualiai... Jaučiu šitą į to kompo vidų galėtum įdėti. Jo, drąsiai. Vizualiai, tai nežinau, nėra prie ko prikirpti, iš tikrųjų idealiai atrodo. Tai publika visiems ką, ačiū už dėmesį ir tada sakom iki sekančio. Ate.